Juozas Gumauskas gimė 1904 metais rugpjūčio 24 dieną Daukšių parapijoje žemdirbių šeimoje. Čia pat baigė pradinę mokyklą, tada tęsė studijas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Po 5 metų studijų Vilkaviškio kunigų seminarijoje 1932 metais gegužės 29 dieną įšventintas kunigu. 13 Vilkaviškių vyskupijos parapijų žmonės pažino rimtą vikarą kleboną Juozą Gumauską. Kai tikras apaštalas, nesukaupęs nekilnojamo turto, kunigas keliavo įvairių parapijų takais. Gal nesuspėjęs kaip tikras filosofas sukurti pastoracinės sistemos, tačiau netinginiavo, nevalgė veltui kieno nors duonos. Su prakaitu darbavosi dieną ir naktį, kad tik ne vieno neapsunkintų. 1947–1956 metais kunigas išvežtas į Sibiro platybės, kalėjo lageryje. Anglies kasyklose prasmingai sutiko kančią, gal todėl klebonas negalėjo taikstytis su parapijiečių lengvabūdiškumu, Dievo mokymo pažeidimu, griežtu žodžiu juos perspėdavo. Sveikas kryžiau, vienintelė viltie. Jokia pasaulyje yra neišauktas. Tai jūsų rūpesčių pastatytas, kad jis saugotų jūsų šeimas, jūsų namus, jūsų laukus, teiktų stiprybę ir pagalbą visose sunkiuose reikaluose. Kryžius yra mūsų viltis pagalba ir sunkiuose gyvenimo valandose ir džiaugsmo valandose, bet ypatingai, kada žmogų prispaudžia skausmai, vargai, nelaimės, tad tuomet žmogus pajuta, koks jis įmelkutis ir jam reikalinga Vienas Prancūzijos metu vienas jaunuolis su būriu savo draugų buvo paimtas tų bedievių į belaisvę. Ir štai jų vadovas jam siūlo, ar tu galėtai nuveiti į savo kaimą, kur gyveni, ir parodyti kryžių. Šitas jaunikaitis greitai sutiko ir pasiryžo eiti. Jis sako, ten yra kryžius ir mano kaimas, ir mano tėviškė, ir mano tėvas senas. Tai sako, da tu ir tėvą turi. Taigi turiu ir labai jis nuliūs ir mirs greitai, išgirdęs, kad aš esu suimtas. Tad jo tėviškė netoli, tas jaunuolis apsipila ašaromis ir nežinau, ką dabar daryti. Ir jam pasiūlo, jeigu tu šitą kryžių nukirsi, tau bus gyvybė dovanojama ir tavo tėvas bus gyvas. Jaunuolis pasižiūrė, tas kryžius, sako, laimino mūsų laukus, laimino mūsų šeimas, laimino mane, aš prieš to kryžiaus dažnai meldžiausi ir prašiau viešpaties, kad jis man tą tikėjimą tikrai išlaikyčia ir būčiau tvirtas ir sunkiausia gyvenimo valandose. Štai jam paduoda kryžių. Paduoda, vadinasi, kirvį ir liepia kirst tą kryžių. Ir šitas vėl iš eilės pasakoja, aš tau kryžiaus nekirsiu, nes aš pasižadėjau už jį atiduoti gyvybę. Ir štai, pirmiausia, kada stovėjau paėmęs tą kirvį, pirmiausia, smogė tam vadovui ir paskui kitiems. Ant jo supuola kiti į nugalį ir štai į krūtinę susminga tie durtuvai ir reikalauja, kad atsižadėk savo tikėjimo, atsižadėk tavo kryžiaus. Bet jisai
jokių būdų aš to nedarysiu. Ir štai į krūtinę susminga durtuvai ir iš jo krūtinės įsiveržia kraujas ir aplaisto tą kryžių. Ir sakant, jaunuolių parašo ant jo kapo, kad šitas Zacharijas, kuris už kryžių ir Dievą kovojo, ir jūs už jį kovokite. Tuo jaunimu, kurio yra čia nemažas būrelis, kad tas jaunimas žinotų, už ką jis gyvena ir už tą kryžių kovotų, už savo tikėjimą kovotų, už savo laisvę kovotų, kad tikrai jis atnaujintų tą mūsų tautą, kuri šiandien yra paslydusi, pakrypusi į visas pusės. Todėl mes sudedam viltis į tą kryžių, į tą jaunimą ir prašome, kad Viešpatie tu šitam kryžiuje palaimink mūsų tą jaunimą, palaimink žmonės, palaimink mūsų tautą. Šiandien gal ne vienas keleivis ateis, suklups prie to kryžiaus, paaukos savo vargus, nes po to kryžiaus Lietuvos laikais ateidavo seneliai, ateidavo pavargę žmonės ir ieškojo jo tvirtybės. Čia ir mūsų gynėjai partizanai dažnai prie tų kryžių atrasdavo savo stiprybės. Todėl mes prašome, kad palaimink Viešpatį mus visus ir teik mums stiprybės, kad tą kryžių praeidami ir atsimindami pro tą kryžių atmintume, kad jis čia sakant, kaimas paaukojo, kaimas sudėjo savo aukas ir sudėjo į čia ir savo širdis ir maldas. Pro tavo pirštus, Viešpatie, kaip smiltis rūva laikas, pro tavo pirštus, Viešpatie, jis bėga kaip vanduo. Ir aš renku jo trupinius, kaip renka žiedus vaikas. Ir upių aš einu ieškot, kol neužtvins ruduo. Bėgs baltos smiltys, bėgs ir žvaigždės degs ir leisis. O man pakaks tų trupinių, tų spindulių šaltų. Nes tu juos papuošei dienos žiedais stebuklingaisiais. Ir vakaro šviesa esi, o mano Dieve tu. Bėgs tavo upės, bėgs ir bėgs, kai bėga mūsų metai, o man pakaks srovės dainos, lietaus lašų šaltų, nes tu esi mirties tvane viršūnė Ararato ir amžina gelmė esi, o mano Dieve tu. Nuoširdžiai sveikinu iš visos širdies, kad jūsų gyvenimas būtų gražus ir toks laimingas kaip šiandien. Jūs šiandien skamba visur. Visa Lietuva sujudus. Ir Šatrijos kalnas, ir vadinasi Medvėgalių, ir visur kitur, kur tik yra. Iš Onos Kotkienės Žukauskaitės prisiminimų. Prisiminus kunigą Juozą Gumauską visada užplūsta kuo šilčiausi sentimentai. Nuo pat vaikystės jis buvo ir yra mano autoritetas. Sunku įvardinti kitą tokį įsidavusį ir tėvišką kunigą. Kasmet didžiausias ir svarbiausias parapijos įvykis būdavo atlaidai. Jiems ruošiantis išskirdavo pinigų procesijos drabužiams, padėdavo jai pasiruošti, o po procesijos dalyvius apdovanodavo saldainiais. Tais laikais saldainių gaudavome labai retai, todėl priimdavome su didelė padėka ir džiaugsmu. Po kiekvienų atlaidų visi buvo kviečiami prie stalo ir maži ir dideli. Didelį įspūdį paliko, jog sėdėdavome visi kartu. Nė vienas nebuvo išskiriamas. Kunigas Juozas pasižymėjo kuklumu ir dideliu paprastumu. Mokėjo būti drauge su žmonėmis, būti arti jų. Pavyzdžiui, po atlaidų vaišių ateidavo padėkoti, sušluostyti išplautų indų, taip visiems pakeldamas ūpą.
Jam labai rūpėjo jaunimo sielovada. Per vaikų gimtadienius juos paminėdavo, pasveikindavo. Naujuosius metus pasitikdavo kartu su jaunaisiais parapijiečiais. Gegužės vakarais parapijos vaikai susirinkdavo į gegužinės pamaldas. Po jų kartu gerdavome arbatą, atvirai bendraudavome. Namo reikėdavo pareiti per kapines. Kunigas Juozas žinojo, kad vakarais baiminosi eiti pro kapines, todėl palydėdavo iki pievos ir žvilgsniu nusekdavo, kol per pievą parbėgsiu namo. Ypač nudžiugindavo, kai per onines aplankydavo mane ir mano namus. Tėvai su didelė meilė priimdavo šį lauktą svečią. Darbštus, nagingas ir labai tvarkingas asmuo. Kartu pjovė miežius, pagaląsdavo dalgius, įdiegė, kaip svarbu tvarka ir švara. Iš šio asmens išmokau dalintis ir rūpintis artimu. Visi atėję prie jo namo slenksčio buvo priimti ir pavaišinti tuo, ką jis turėjo. Mirus šeimos vyrui, tėvui iš našlių neimdavo aukos už laidotuvės. Esu be galo dėkinga Viešpačiui už šį asmenį mano gyvenime. Tikiu, kad net dabar jo žvilgsnis kasdien mane palydi einant per gyvenimo pievas. 1976–1978 metais mūsų dukrelės pakrikštijo taip pat klebonas Gumauskas. Pirmo susitikimo metu klebonas pasirodė griežtas. Pokalbių metu teko keisti nuomonę. Mokėjo brandžiai bendrauti su parapijiečiais, atsakingas, geranoriškas, dovanojo savo meilę ir laiką tiek vyresniam žmogui, tiek vaikui ar net augalui. Maloniai buvau nustebinta, kad jaunimas į kleboną kreipėsi tėveliu. Tai rodė, koks artimas ryšys buvo tarp vaikų ir klebonų. Klebonas jiems suteikė kažką labai daug, kai kiekvienas tėvas duotų savo vaikui. Tėvelis klebonas jautė, kad siunčianti vidinė šviesa tikrai nueis į jų sielos gelmes. Ir jis neapsiriko. Svetimi vaikai pasidarė begaliniai artimi. Išaugo gerai žmonėmis. Mėgino klebonas Gumauskas išlaikyti pusiausvyrą tarp dviejų prieštaringų pasaulių – laisvos Lietuvos ir surusintos. Per atlaidus ar didelės katalikiškas šventes bažnyčioje nekartą pastebėjau kostiumuotus vyrus juodais akiniais ir jie kažką rašydavo. Tik po kiek laiko supratau, kad saugumiečiai užrašinėja klebono pamokslą. Būdamas klebonas įžvalgus, greitai keisdavo pamokslo temą. Buvo labai apsiskaitęs, sakiniai sklandūs, mintis gili. Ir pamokslus įpinama daug Lietuvos istorijos. Toks švietėjiškas žodis daugiau įsilies į žmonių atmintis. Mokė pasitikėti savimi, tokie, kokie esame. Tuo lengviau priims kiti aplinkiniai. Kai kyla sunkumų, nusivylimų, mokė nenumoti ranka. Griežtai pasisakydavo alkoholio tema, įrodydamas iš sakyklos, kokią žalą daro žmogaus organizmui, o ypač šeimai. Vaikus ruošdavo pirmai komunijai ir aš atvedžiau savo dukrą. Vaikai kiti buvo atėję vieni, jų buvo apie 15. Susodino šventoriuje ant suolelio. Mane klebonas pasivedė į šoną ir pasakė: žiūrėk, kad per tuos vartelius neteitų juodai apsirengę vyrai, o jei pamatysi, veskis vaikus iš šventoriaus kapų pusėn, sugalvok ką sakyti. Bet ačiū Dievui niekas svetimų nepasirodė, nei tą dieną, nei kitas. Vaikai sėkmingai išmoko poterius ir buvo suteikta pirmoji komunija. Rūpinosi procesijų rūbais, atlaidai vykdavo didingi, iškilmingi,
Gausus žmonių būrys dalyvavo, o kai kurie rūbai išlikę procesijų iki dabar. Dar atmintyje išliko, kaip klebonas Gumauskas vadovavo šviesios atminties vargonininkui Algeliui bažnyčios stogo valymui, dažymui. Atsitiktinai pamačiau einant į kapines, kaip Algelis pririšamas dėl saugumo virvėmis, basomis kojomis, lipa aukštomis kopėčiomis ant stogo. Kas daugiau padėjo, negaliu pasakyti, bet tas vaizdas išliko man iki šiol. Daug, oi daug pagirų Algelis sulaukė iš klebono. Pasyvių stebėtojų klebonas nebuvo, o žmonių bėdos buvo daugiau ne dvasinės, o materialinės. Į atlaidus ar į sekmadienio mišias iš atokių kaimų žmonės ateidavo kas pėstute, kas vežimaičiais atridėdavo, teko matyti ir ant arklio atjojant. Ateidavo po sunkių darbų, pavargę, bet susirinkdavo pilna bažnyčia žmonių. Klebonas sakydavo, turite gyventi, turite džiaugtis, turite juoktis. Ateis laikai, tikrai bus geresni, turtingesni, erdvesni. Ir jis buvo teisus. Pavargusiuose nuo priespaudos veiduose jau švito naujos ateities aušra. Meilė viską nugali ir tik žmonių meilė savo tėvynė prikėlė Lietuvą iš liutargo miego. Sulaukė ir kunigas Juozas Gumauskas laisvos Lietuvos. Ir kas pagaliau tuos praeities kančius. Manau, pas kleboną Juozą Gumauską, dar mažybiškai vadinamų tėveliu, po priegalvių visada gulėjo Evangelija, kuri jam padėjo ištverti, išgyventi, išlikti, nepasiklysti, neįsibarstyti, bet ramiai pereiti iš vieno pasaulio į ramesnį Dievo pasaulį. Žmogus pėdas palieka, kai žengia laukais. Jei gilios, ilgai jos išlieka, jei teisingos, jos tampa keliais. Iš 2000 metų gruodžio 29 dienos Alytaus naujienose spausdinto straipsnio, kurį parašė kunigas Leonas Jakimavičius. 1999 metų gruodžio 30 dieną, kai žmonės baigė metų darbus, ruošėsi sutikti jubiliejinius metus, kai dengė vestuvių, krikštynų, šventinio vakaro stalus, iškeliavo ilgametis Rumbonių parapijos klebonas, tik pusę metų pabuvęs garbės klebonu, sulaukęs 96 kunigas Juozas Gumauskas. Išmoko kunigas Juozas iškęsti gyvenimo smūgius, todėl pasistiprinęs pamirtiniai kelioniai dvasiniu maistu, mirtį sutiko ramiai, tyliai susikaupęs. Perėjo Šventojo Juozapo, mirštančiųjų globėjo prieglobstin. Iškeliavo apsuptas vienuolių, vaikų našlaičių, kuriuos daugelį metų glaudė po klebonijos stogu, begalę darbų įveikusiomis rankomis. Viešpats pakrantėj stovėjo, mokinius savo ieškodam žiūrėjo, kas Dievo žodžiais žvejotų širdis. O Kristau, tu mane pastebėjai,
būčiau tavo žvejų. O Kristau, tu mane pastebėjai, savo lūpom mano vardą ištaręs, savo vardį aš palikęs skubėjau, kad per amžius būčiau tavo žvejų. Ilgai, ilgai prisiminsime bažnyčios ir jam pavestų parapijiečių, vienuolių, našlaičių ateitimi susirūpinusi Romos katalikų kleboną Juozą Gumauską, nepalūžusi nuo gyvenimo vėtrų. Kaip iš gilios žaizdos dažnai rydės netekties ašara, kad drėkina, te maitina jų jaunus, naujus pašauktus daigus. Nuo tėvelio amžinybę te džiugina Dievas, pro šalį tekantis nepavargstantis Nemunas, lizdą bekraunantis gandras ir sustojęs, susimąstęs pakeleivis.